Sveiki, praėjo lygiai 3 savaitės. Atrodo, kad oro vožtuvuose jau visur susivienodino vandens lygis, vandens su alkoholiu. Ačiū Edgarui, kuris pakomentavo, kad šitie kamšteliai visgi praleidžia orą. Dabar reikės pasitestuoti, kaip išrūgo, ragauti ir perpilinėti butelius. Įpyliau 3 rūšių. Spalva labai panaši visų. Pirmas tas, kur su ąžuolo žieve, atrodo kažkiek gal tamsesnis. Reikia ragauti. Dar nežinau, ar matosi, bet pirmom angliarūgštės atrodo mažiausiai. Tas, kur su ąžuolo žieve ir taninais. Antrame truputį daugiau, o trečiame, kur buvo tik mielės ir maistingos medžiagos, atrodo daugiausiai. Bet vis tiek bus daroma antroji fermentacija visiems. Skaniausias man turbūt trečias variantas. Šiaip visi labai panašus. Antras, tas kur cukraus dėjau, gavosi rūgščiausias, sausiausias. Bet visi ganėtinai sausi ir ganėtinai gerai gavosi. Tikras sidras, kur Anglijoje, tarkim, gali atsigerti. Ir dar reikia ištestuoti, ar visiškai mielė suvalgė cukrų, ar jau tikrai galima į butelius pilstyti. Matote, rodo 0 jau. Vadinasi, viskas gerai. Nes jeigu mielės dar būtų cukraus nesuvalgiusios, tuomet rodytų ne 0 ir perpilus į butelius toliau vyktų fermentacija, ganėtinai stipri, ir gali iššaudyti buteliai tada. Bandymas su antruoju. Tas, kur cukraus dėta buvo. Irgi ties žaliu. 0. Na ir trečias. Taip pat viskas gerai. Ačiū žmonėliai, kad išplovė butelius su soda. Dabar švarus, dezinfekuoti. Ir dėsim dabar cukraus po 4-5 gramus ant puslitrio, kad per antrinę fermentaciją truputį užsigazuotų. Per daug dėti negalima, kad nebūtų fontanų, kad neiššaudytų. Tai dėsiu, stengsiuos po 4-5 gramus. Nusipirkau susvertą cukrų po 5 gramus, kad būtų paprasčiau. Pilstysiu dabar iš kiekvieno maždaug po lygiai, nes negalima kol kas atidaryti viršaus, kad negautų deguonies, o aš dar tiek butelių neturiu, kad viską susipilti.
skaidrėja. Aišku, apačioje vis tiek drumzlių yra, jų neišvengsi. Pašvietus matosi maždaug kiek drumzlių. Baigėsi mano paketėlį cukrus po 5 gramus, tai pasidariau leikutę ir dabar maždaug į litrą dėsiu po 1,5 šaukštelio cukraus. Nedaug liko, reikia pasižiūrėti atsidarius, kas ten viduj. Drumzlis grinai apačioje atrodo. Truputį buvau pasikėlęs, kad daugiau išbėgtų, bet jau va čia liko drumzlės, mielės, tai jau nebepilsiu. Baiginėjau jau pilstymą ir va pirmasis mėginys, kur buvo dėti taninai ir fermentai ir ąžuolo žievė. Kaip skaidriai gavosi. Atrodo, kad ten visas povandeninis pasaulis gyvena. Kibirai išplauti, lauks kitų metų. Gavosi kažkur netoli 50 litrų, nepilnai. Surašiau visų vardus, kas komentavo po pirmojo video ir bandome rinkti laimėtoją. Laimėjo, kaip matote, Maestro 3000. Galite susisiekti su manim per YouTube arba mariuseta27lt. Atsiųsiu sidrą. Ir dar iš šitų komentavusių, kas po pirmojo video komentavo, galite irgi parašyti man. Jeigu dar bus sidro, tai tikrai padovanosiu. Visas sidras jau buteliuose. Dabar reikės palikti brandintis. Sakoma, kad kuo ilgiau brandinasi buteliuose, tuo geresnis skonis gaunasi. Tai minimum rekomenduojama bent jau 2-3 mėnesius. Manau, dar padarysiu vieną video ragavimo. Tai bus kažkur gruodžio galas arba sausis. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Manau, buvo įdomu. Pamatėt, kaip paprastai yra sidrą pasidaryti. Ir iki.